Labą dieną visiems, tai sveiki atvykę į Rotary diskusiją, į būtent festivalį su nuostabiais pašnekovais. Turėsime labai gerą ir prasmingą temą apie emocinę sveikatą. Tai reiškia, išgirsime, o ką daryti, kaip pasimatuoti apie savo emocinę sveikatą, o svarbiausiai tai yra apie savanorystę, kaip jinai gali padėti. Plus, jeigu liksite šičia, tai yra tikimybė laimėti prizų, ančiukai, tokie inkilėliai, plus įvairūs gražus dalykai. Tai pačiai pradžiai kviesiu prisistatyti mūsų garbingus pašnekovus ir tiesiog pasidalinti, kas jūs ir gal labai trumpą istoriją apie tai, kaip susijusi su savanorystė. Kad turėtume dar laiko pagalvoti, aš galiu startuoti nuo savęs. Tai Rotary veikloje jau 16 metų dalyvauju, Rotorakte esu dalyvavęs, bet mokykloje, kai lankiau Saulės gimnaziją Kaune ir kadangi šeimoje nebuvo labai daug pinigėlių, tai rotarietis, kadangi mano mama buvo sesutė, tai gydytojos vyras buvo rotarietis ir jisai atiduodavo savo nenešiojamus švarkus. Tai tuos švarkus aš nešiodavau ir labai didžiuodavausi ir man tai labai padėjo. Ir galvoju, kada užaugsiu, tikrai būsiu irgi rotarietis. Ir tada svajonė išsipildė. Ačiū. Perduodu žodį galbūt Mariau. Pačiam. Sveiki, aš Marius, šiemet esu Lietuvos Rotary apygardos vadovas ir savanorystė atbėgo pas mane vaikystėje. Būdavau vienas iš tų vaikų, kur subūrė kitus vaikus daryti keistiem darbam. Pavyzdžiui, sugalvodavom išvalyti tvenkinį miestelio. Išvalom tą tvenkinį, tada 2 savaitės su spogais visi tokie nusėti vaikštom. Vėliau tas niekur nedingo hobis, galiausiai teko pačiam savanoriauti, mokyti vaikus anglų kalbos ir panašiai. Ir kažkuriuo gyvenimo metu įvyko lūžis, kai po universiteto baigimo norėjusi daugiau padaryti ir sužinojau apie Rotary. Ir prisijungiau prie Rotarakt, prie jaunimo. O tada organiškai įkūrėm naują klubą ir savanoriauju toliau. Dabar mūsų klubas dirba su vaikų dienos centrais. Rūpinamės, kad vaikai dienos centruose turėtų psichologą, turėtų geras patalpas ir tai mūsų vienyje iš esmės šitam tikslui dirbam. Tai ačiū labai, Mariau, ir pats esi valdytojas Rotary organizacijos šių metų, tai labai ačiū, kad dalyvauji čia. Aina. Sveiki, esu Aina, psichologė, psichoterapeutė, esu Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė, bet tuo pačiu, kas yra ir specialistė, bet visą laiką, nuo studijų pradžios visą laiką buvo savanorystė labai svarbi. Tai pirmiausia vaikų linija, paskui gydantis savo asmeninės traumas buvo šunų prieglauda ir ne šiaip sau šiandien esu irgi su savo šuniuku, tai kaniterapija, aš juokiausi, kad aš savo net šunis priverčiu irgi darbuotis, savanoriauti, tai mano šunis kaniterapijoje dirba. Tai tarsi aš iš vienos pusės esu pacientų, klientų, bet šunis lygiai taip pat. Ir šitoje vietoje turbūt, kodėl yra ta savanorystė ir kiek yra svarbi, kad net klausimas, ar ne, kurioj pusėje yra atsakymas, ar man pačiai tai daugiau duoda, ar tam žmogui, kuriam aš teikiu savanorystę, tai turbūt yra tas abipusis, ar ne, ir man tas yra absoliučiai išpildantis, ko aš atėjau į savanorystę ir kitam padedu, ir pati augu, ir mano yra tas pilnatvės išpildymas. Tai manau, kad visą laiką ir liksiu savanorystėje, kiek pajėgsiu. Dėkuoju, Aina. Vygindai. Labą dieną. Tai aš čia toks kaip jau vyresnės kartos atstovas, kairiai pusėje sėdintis, tai noriu pasakyti, kad savanorystė žodis čia yra ir yra Rotary. Tai kad sukabinti šitos 2 žodžius, tai turbūt reikia priminti, kad tarptautinė Rotary organizacija tai yra savanorių tarptautinis tinklas, kuris vienyje pasaulyje 1,3 milijono žmonių. Ir tie žmonės, veikdami savo bendruomenėse ar veikdami pasaulyje, daro vienokius ar kitokius savanoriškus darbus. Aš pats esu rotarietis nuo 92 metų, tai ko gero vienas iš seniausių Lietuvos Rotary apygardos mokichanų. Ir atėjau į Rotary taip labai gan keistai, kadangi kai 90 metais reikėjo kurti Lietuvos organizacijas įvairias, tai labai smarkiai ir aktyviai atsikūrinėjo nevyriausybinės organizacijos ir teko archyvose paieškoti, kas tai yra Rotary ir kas tai yra Lietuva. Na ir teko surasti, kad buvo tokie Rotary klubai Lietuvoje,
34 metais Kaune, 36 Šiauliuose, Panevėžy, Klaipėdoje. Na ir teko būti vienu iš atkūrėjų Kauno Rotary klubo, o tas sudarė kaip ir platformą važinėjant po Skandinavijos šalis, po Jungtinės Amerikos valstijas ir po Europos šalis pristatinėti Lietuvą, kas buvo tais 90-92 metais labai svarbu. Na, o paskui, aišku, daug visokių teko ir projektų vykdyti, ir atlikti, tai jeigu neduodi, tai nieko ir negauni, tai turbūt savanorystė yra apie tai. Pirmiausia, turi duoti, o po to tikėtis ir atgal. Dėkui labai, ir Vygintas nepaminėjo, tai yra didžiausios savižudybės prevencijų projekto, taip pat yra iniciatorius ir koordinatorius. Dėkui labai. Tuojau pereisim prie Viktorijos, bet prieš pereinant dar, sakykite, kas pirmą kartą girdite apie Rotary? Kilstelkit ranką tiesiog, kas esate dabar palapinėje. Aha, o kas dar kilstelkit ranką savanorystę kažkokią tai užsiemate? Irgi, beveik dauguma, super, ačiū labai. Pereikime prie Viktorijos, duokite mikrofoną. Viktorija, kaip jūs susijusi su savanorystė? Labą dieną. Aš susijusi iš kitos pusės. Man jau eina 88 metai ir teko gyventi ir prieš karyje. Esu girdėjusi iš mamos, buvo organizacijų labdaros, bet buvo daug tokių, pavyzdžiui, 3 turtingų poniučių susitarimas ir jos padėdavo žmonėm, tiesiog ten kalėdom ir kitais momentais. Per 50 metų sovietmečio, matot, kaip čia pasakyti, kaip aš vis sakau, reikia pragyventi tame būtent 50 metų, o ne 30, kad suprast, labdaros dalykų nebuvo, nes buvom patys turtingiausi, patys laimingiausi. Vokietija, Prancūzija, Amerika badauja, pas mus gerai, jokios labdaros nereikia. Ir buvo tas žodis gėda. Reiškia, tu jeigu gausi pagalbą, labdarą, reiškia, buvai arba alkoholikas, ar nežinau, nesugebėjai susitaupyti. Dabar, ką noriu pasakyti, nieko gyvenime nežinai, kas atsitiks. Aš turėjau santaupų, aš grojau grupėje Bitės, pirmą merginų grupę, roko grupė Lietuvoje. Plojimai, nerealiai, roko grupė, pirmoji, wow. Grojau bosinę gitarą. Nuo 1966 metų profsąjungų rūmuose. Rūmų nebėra, bet aš turiu raktą nuo mūsų repeticijos kambario. Ir pragrojus 6 metus, mus pakvietė groti atidarytą Erfurto restoraną, kur daugiausiai užsieniečiai. Galite įsivaizduoti, kad turėjau santaupų. Tokiam restorane atlyginimas buvo mano 240 rublių, tai yra labai daug. Ir staiga, kaip būna gyvenime, griūva viskas. Ir kaip išėjau į pensiją 90-ais, kairiai rankoje atsidūrė vienu metuku mano vaikaitė, dešiniai 2,5 metų vaikaitės. Nepasakosiu visų istorijų, bet aš turėjau 20 metų auginti, o pensija 199 eurai buvo. Kur mano santaupos? Ir va mane nepaprastai gelbėjo. Gelbėjo ir šypsena organizacija. Argi aš galėjau, pavyzdžiui, nusipirkti šaldytuvą iš 199 eurų. Taip kad labdarai, ir dabar dar 2 žodelius galiu. Labai įdomų dalyką išgirdau per radiją.
per LSD radiją. Kai būna laidos, kur gali žmonės paskambinti ir bendrauja. Buvo tema, ar duot vaikam, darželinukam ir pirmokėliam kišenpinigį. Ir staiga skambina, neįsigilinau, iš kaimo, gal moteriškė. Sako, mano draugė va taip daro tokiam savo vaikučiam. 3 dėžutės taupimui. Diktorė klausė, kodėl 3? Viena, kaip teta ar dėdė duoda kelis eurus, dovanoja. Viena dėžutė savo žaisliukui. Antra, jeigu tėvai negalės tau universitete mokėti už mokslą, o kam trečia? Trečia labdarai. Kažkokia moteriškė, pagalvokit, kad vaiką jau pratint darželinukas, kad yra žodis labdara, pagalba. Ir dar kada sakau, nieko nežinai, kas gyvenime atsitiks. Gali būti, net ne tik aš, mano panelės grojom 7 metus restorane, neišmokom nei gert, nei rūkyt. Šaunuolės. Ačiū labai, Viktorija, už pasidalinimą. Iš tikrųjų, ir tos 3 dėžutės tikrai galima pritaikyti savo namuose. Sako, man buvo ir iš tokių, ašgi, pas mane vienas radio virtuvėj, kitas lovai, ištisai klausau. Ir galvoju, aha, vaikam ar duot pinigų, jau nebeturiu tokių vaikų. Ir neišgirdau, iš kur ta moteriškė. Paprastai reiškia pasako vardą ir iš kokio miestelio ar iš miesto. Šitoks stebuklas. Super. Ačiū labai, Viktorija, jums už pasidalinimą. Ir žengiant dabar toliau, kadangi klausimas yra, kaip savanorystė kuria emocinį atsparumą, tai kviesiu Ainos pasidalinti vis dėlto, o kas yra tas emocinis atsparumas? Ar galėtumėm mes čia esantis auditorijoje ar žiūrintis per ekranus kažkaip pasimatuoti savo emocinį atsparumą? Tai pirmiausia, ar ne, visą laiką turėtumėm savęs klausti, kaip aš šiuo metu jaučiuosi ir ką galėčiau padaryti, kad geriau jausčiausi. Nes dažniausiai, ką mes nukeliam į ateitį, ar ne, tą savo gerą savijautą ir galvom, kai aš ne, išvyksiu atostogų, bus laisvas savaitgalis, kai kažkuom apsidovanosiu save. Ir vienintelis labai svarbus dalykas, mes nepasirūpinam čia ir dabar, kaip aš galėčiau geriau jaustis. Tai pirmiausia, ar ne, išmokstam šitą taisyklę, klausti savęs ir apie emocinę sveikatą ir emocinę būseną labai norisi išeiti iš kitos tarsi pusės, ar ne, ką mes puikiai jau esame išmokę apie psichohigieną. Turbūt ne visi galbūt tą žodį esat girdėję, bet kai mes žinom, kas yra mūsų bendra higiena, ar ne, mes žinom, kas yra dantų higiena, tai va čia irgi būtų užduotis, o kaip mes rūpiname savo emocinę higieną. Ir tas turėtų būti kiekvieną dieną. Ir jeigu aš nusistatau kažkokius ar ne dalykus, ar tai ryte darysiu su mankšta kartu pakvėpavimo pratimus, dienos bėgėje pagausiu ir paklausiu, kiek aš sukaupiu emocijų ir kas man padėtų, ar išėjimas aplink po pietų išėjimas aplink pastatą pasivaikščiojimų su pakvėpavimu, pajūtimu kvapų, išgirdimo garsų, ar ne, savo pojūčius aktyvinam. Tai mažas detalės, tikrai nereikia galvoti, kad tik atostogos mane išgelbės. Dažniausiai, jeigu aš nepasirūpinsiu kiekvieną dieną savim, tai tikrai manęs jokios atostogos neišgelbės, o tai bus tik tai lūkestis ir iliuzija ir aš vėlgi grįšiu po atostogų, lauksiu sekančių atostogų. Tai kiekvienoj dienoj paklausim pirmiausia, ką aš padarau dėl savęs, bet ne momentiškai, neapgaunant, kad išgersiu kavos, atsigausiu. Taip, tinka ir kava, bet vis dėlto kava tik tai pakelia energiją, ar tas pats ar ne saldainio suvalgymas, gal apsidovanojimas, gal cukrus, ar ne, bet tikrai tai nėra apie emocinės sveikatos atstatymą. Emocinė sveikata, tai gali būti ir pokalbis su bičiuliu, su savo šeimos nariu, su tuo pačiu šuniuku pasivaikščiojimas, arba tiesiog išėjimas, pakvėpavimas ir atsitraukimas nuo darbų ir tiesiog paauginimas savęs ir vėlgi, kai sakau, surinkimas savęs. Aina, čia daugiau perėjot jau prie technikų, bet pačioje pradžioje yra svarba arba pasižiūrėjimas. Čia kaip su automobiliu yra, jeigu geltona lemputė užsidegė, nu tai gali dar užsimerkti. Bet jeigu jau raudona, tai jau reikia važiuoti į servizą. Tai kokie yra simptomai? Ir dar prieš pagalvojant jums ir atsakant, jeigu auditorijoje paklaustumėm, kaip jūs jaučiate, ar pažįstate žmogų, kuriam yra ne kažką su emocinė sveikata. Jeigu pažįsta tokį žmogų savo aplinkoje, kilsėkit ranką. Taip.
Nu, va, žiūrėkit, visi turim reikalų, taip? Dažniausiai koks nemėgstamas dėdė, teta ar panašiai. Tai reiškia, jaučiam, kad jam su emocinė sveikata ne kažką. Ir yra simptomai, kuriuos mes matome kituose žmonėse. Klausimas, ar tai pastebim savyje. Tai kokie būtų simptomai, labai konkretus, kuriuos galima būtų pamatyti? Tai nerimas, įtampa, emocijų nevaldymas ir aišku, kas toliau jau perina, nesugebu normaliai susikaupti ar nepradeda mažėti mano kognityvinės funkcijos, natūraliai miego kokybė. Ir tada vėlgi net įeina sekantis jau ar ne, ir maisto valgymo tam tikrai aspektai, arba nevalgau, arba ištisai bandau suvalgyti tas emocijas. Bet man tai yra labai gerai, jūs tą pavyzdį davėt su ta lemputė, ar ne, mūsų mašinos dažniausiai jau duoda tuos signalus ir tada labai aišku, ar ne, kad veikti kažką, ar ne, su tuo, ar soti degaliniai, ar užkrauti, o su mumis nedega tos lemputės, tai tiesiog tikrai neturėtumėm laukti, kad jau su manim nebesusikalbės, arba nebesugebėsiu užmigti, kelias naktis iš eilės nemiegosiu, arba darbingumas nukrenta, tiesiog darom čia neskaičiuojant ir negalvojant, kiek jau tos simptomatikos turiu. Kad nedaitumėt. Ir sakim, kai jūs kėlėt rankas apie savo aplinką, man kaip specialistui tai tikrai norėjęs ir tą padariau, kad užsidengt tuos neakis, nes yra baisu. Bet pas mus ir ateina ant to pačio piko. Ir tada dažniausiai vėlgi ir pagalba jinai yra ženkliai ilgiau trunkanti ir žmogui padėti yra sunkiau ir natūraliai tada gaunasi tas gyvenimo džiaugsmas, jisai tik kažkada ateis ir jisai turės labai daug su savim dirbti. Tai turbūt yra toks labai geras pavyzdys, kad jeigu aš pastoviai tvarkausi namus, tai nebus man, kad reikės tos ar ne generalinės tvarkos daryti. Aš jos net nepajausiu. Tai apie kiekvieną dieną tvarkymasi. Dėkui, Aina. Ir kai žmogus jau nebeatlaiko, iš tikrųjų galutinė riba yra savižudybės. Ir Vygintai, jeigu pats praplėstum truputį, kokios įžvalgos, nes Lietuvoje pirmaujantį yra savižudybėse ir Rotary pasirinko šitą projektą ir pats inicijavai, kokios pačiam įžvalgos, vedant tą projektą, matant tuos skaičius ir gerėjančius netgi skaičius, ką galėtum pasidalinti šitos prizmės? Nu taip, Rotary kaip organizacija orientuojasi į 7 tokius pagrindinės gyvenimo sritis. Tai viena tarp jų yra ir sveikatos prevencija. Tai šitą savoką įeina ir psichinė sveikata, ir emocinė sveikata. Tai mes 2014 metais, kai įkūrėm savo Rotary apygardą, kuri šiandien vienyje daugiau kaip 1600 narių ir virš 58 Rotary klubų, tai kažkaip norėjosi pasirinkti tokią ilgalaikę temą, kuri galėtų padaryti kokį tai ryškesnį poveikį mūsų valstybei. Ir man kaip matematikui susipažinus 2014 metais su statistika, kad mes savo valstybėje prarandam 3 kartus daugiau gyventojų, negu mes prarandam keliuose, o tuo metu skaičiai buvo apie 1000 žmonių Lietuvoje kiekvienais metais, o jeigu jaunimo masteliais kalbėti, tai būdavo 2 abiturientų klasės kiekvienais metais, tai kažkaip man sunkiai buvo suvokti šitos skaičius ir pradėjau gilintis į šitą tematiką. Ir radau, kad kitos savivaldybės labai išryškintos tais skaičiais. Paprastai Pasaulio sveikatos organizacija skaičiuoja 1000 gyventojų, kiek įvyksta tokių nelaimingų mirčių. Tai kai kurios savivaldybės Aukštaitijos pusėje buvo ypatingai pirmaujančios ir kažkaip suvedė mane keliai tada su psichologų sąjunga, kur mokslininkai susivienyje ir psichologų sąjungos atstovai irgi kėlė šitą problemą. Na ir aš pasiūliau, kad mes kaip Rotary organizacija galėtumėm ilgalaikiai šitą problemą padėti Lietuvoje spręsti. Tai šiandien noriu pasakyti, kad mes jau tikrai nesam pirmaujanti valstybė ne tik Europoje ir ne tik pasaulyje. Ir jeigu statistiškai kalbėti, tai jeigu 2014 metais tie absoliutų skaičiai artėjo prie 1000, tai dabar mes esam kažkur apie 500-600 metuose. Ir čia noriu pasakyti, kad mūsų Rotary organizacijos nuopelnas irgi yra gana nemažas.
Nes tiek klubai atskiriai vykdė savo atskirus projektus, tiek mes kaip apygarda keletą jau turim globalios dotacijos projektų, kuris įjungdavo po 24 klubai, dirbdavom 11-13 savivaldybių. Na, šiandien gana sėkmingai dirbam Ukrainos karo linkme ir dedam pastangas, kad galėtumėm padėti čia po karo pas mus persikėlusiem tiek gyventojams Ukrainos, tiek ir kariams. Dėkui labai. Ir auditorija, taip pat galvokite klausimus, pereidinėsime po to į diskusiją. Ir Mariau, jeigu pats dar pasidalintum Rotary bendrai pasaulyje, kodėl ta emocinė sveikata, jinai yra svarbi, ar šių metų, kas būtų iš šitos pusės? Šiek tiek nuo toliau pradėsiu, kaip minėjo Vygintas, viena iš 7 temų, kuriomis dirba rotariečiai, tai yra sveikatos prevencija. Kitaip sakant, mes stengiamės užtikrinti labai daug skirtingų krypčių, bet žymiausia turbūt poliomielito skiepų programa, kur yra globali. Rotary dirba su šia programa nuo 1985 metų, jeigu gerai prisimenu. Ir mes kartu su Bilo ir Melindos fondu kasmet siekiam labai, kaip sakant, priartėti prie 0 laukinio poliomielito viruso atveju. Jeigu paklaustumėt senelių, tai tikrai pasakytų, taip, aš pažinau kažką, kas sirgo, labas Ramūnė, sirgo poliomielitu ir žmogus liko luošas. Tai čia viena iš temų, ar ne, kur dirbo rotariečiai. Ką Vygintas minėjo, tai bendromis jėgomis per 3 metų trukusią programą su Rotary International bičiulių parama ir su fondo parama. Mes dirbom kiek 18 berods savivaldybių, jeigu gerai prisimenu, tai ženkliai sumažėjo jaunimo savižudybių skaičius. Ir tai yra viena iš tų temų, ties kuriomis dirbam. Taip pat Rotary dirba ir ekologijos tema. Ir apskritai, jeigu pasižiūrėsite, tos 7 temos yra iš Jungtinių tautų tvarių plėtros tikslų. Jos nėra iš kažkur paimtos. Taigi visi dirba vardan geresnės bendruomenės, vardan gražesnio pasaulio. Na, o grįžtant prie klausimo, tai anekdotas tame, kad Rotary klubai jie saviveiklą turi. Mes kaip apygarda, mes juos suvienijam po vieną vėliavą, bet iš tikrųjų klubai rūpinasi savo bendruomenės problemom. Pavyzdžiui, čia gal dabar neaktualu, bet vienas iš pirmųjų Rotary projektų, kuris buvo skirtas savanorystėje įprasminti, tai buvo viešas tualetas Jungtinėse valstijose, Čikagoje 1907 metais. Tai 1905 metais susibūrė organizacija iš bičiulių, kurie po keliarių metų pamatė, jog tai yra problema ir tai yra vienas iš tokių praktiškų dalykų, kurį įgyvendino. O šiai dienai, ką Vygintas paminėjo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai Rotary klubai turi tarptautinius ryšius ir bendrauja vienas su kitu. Mes turim taip pat auditorijoje ir praeitų metų valdytoją Jurgitą Turulienę, kurios metais buvo labai daug pastangų dedama tam, kad padėtų ukrainiečiams, padėtų Ukrainai tada, kad to reikia. Šiandien dienai mes turim tą patį ryšį, mes reguliariai bendraujam tam, kad aktualizuoti poreikį. Sako, jūs nustokit nuvežti dabar tas, žinot, pagalves ir kaldras, nes dabar ne tai aktualu, mums dabar reikia pradėti ruoštis kitam etapui. Tai dirbam ir tą temą. Tikiuosi atsakiau. Ačiū. Dėkui, Mariau, kad tai praplėtėjai dar. Ir iš tikrųjų, jeigu bus smalsu apie Rotary ar Rotary jaunimą nuo 18 iki 30, tai po to čia yra kelios palapinės, tikrai galite pasikalbėti. Nes man anksčiau atsimenu, tai Rotary buvo toksai, elitinis klubas. Toksai ten ne visi patenka, labai sunku, susiję, neaišku. Iš tikrųjų, Rotary labai pasikeitė per paskutinius 20 metų ir tai, kas dabar vyksta ir kaip plečiasi, tai tikrai labai smagi organizacija, prie kurios galim prisijungti. Grįžtant prie emocinio atsparumo dar, norėjau klaustelti Viktorijos. Vis dėlto pati 88 metai, tai yra garbingas amžius ir
kaip išlaikyti tą tokį emocinį atsparumą? Nes pati esi toks labai pavyzdys, geros emocinės būsenos žmogaus sugebėjusio atsikelti ir toliau džiaugtis gyvenimu. Tai kaip išlaikyti emocinį atsparumą? Be pertraukos kalbėti 2 mėnesius čia. Tiek visko daug. Pagrindinė mintis mano buvo visą gyvenimą, galbūt ir karas išauklėjo. Jeigu mergytei nuo 4 iki beveik 10 metų Kaune, badas, bombos, nei vieno saldainio, nei bulkutės ir pagal korteles Kaune į dieną vieną riekę duonos ir saują kietų žirnių. Galbūt ir tas išauklėjo, jokio žaislo, jokios lėlytės. O pagrindinis dalykas, aš niekad neįsitempdavau ir dabar neįsitempiu. Gal dėl to man nereikėjo atsipalaiduot gyvenime, nereikėjo nei alkoholio, nei ten ko įdomiau. Absoliučiai. Ir dabar zirzė bobutės pensija, maža pensija. Kainos padidėjo. Aš esu pienoholikė, bet paklauskit manęs, kiek kainuoja dvaro pienas, 0,5 litro. Man perka 2 kartus savaitę socialinė darbuotoja. Kai gaunu pensiją, aš paskiriu, kur bus mokesčiai, kur atidėt ir yra piniginė maistui. Kai per 2 savaitės labai suplonėja, aš mažiau prašau ir pieno, ir ko nors. Aš neįsitempiu nei dėl kainų, nei dėl nieko, man štai kraujospūdis nekyla. Man viskas labai gerai. Tik aš ir mano dėja chebrytė jau klasiokas, mes senai buvom 9, jau tik 8. Dažnai pykstam dėl vieno dalyko, kodėl mus vadint sugalvojo senjorais. Gal ir Hemingvėjaus knygą Senis ir jūra pradės spausdinti Senjoras ir jūra. Aš parašiau knygą Laiškai mano senatvei. Tai gal bus laiškai mano senjorystei. O gal bobulytė kaime trobeliai turi vieną ožkytę ir gal karvytė išeina iš tvarto senjorė. Toks gražus žodis senatvė. Reiškia, kūdikystė, vaikystė, paauglystė, jaunystė, jaunatvė ir pagaliau senatvė. Juk ta senatvė daugiau metų apima. Kūdikystė iki metų, vaikystė iki mokyklos ir taip toliau. O juk dabar kažkaip ilgiau gyvenam žmonės. Ir man 88 metai ir aš dabar bijosiu šito žodžio, aš net atvirai galiu sakyti, tu sena buvot, irgi lietuviški žodžiai, kas čia blogo, argi tai yra nuodėmė pasenti, kad reikia kažkokį žodį sugalvoti. Man, ne tik man, daugam čia, aš žinau, kodėl, net nesuprantu, kodėl išmetamas tas gyvenimo ypatingas laikotarpis, kur tu tikrai labai daug ką pamatėjai, daug ką sužinojai. Aišku, kaip aš kalbu, gavau tokių sudėtingumų. Jau 4 metai, kaip blogai matau, gavau net neįgalumą. Yra tokie dalykai senatvėje, jau 10 ausim nebegirdžiu. Dar ačiū Dievui vaikšto, bet svarbiausiai šriūbai veikia. Šriūbai veikia. Ir čia svarbiausia. Tai kuo ta senatvė
kaip galim mes dabar zirsti, kad esu senas žmogus, matydami, kaip žūsta Ukrainai kūdikiai ar jauni žmonės. O čia raukšlėta sena, nu Dieve mano, eik pas chirurgus, tegu tempia tą veidą. Nu, aš nesuprantu, man labai gerai. Ir dar vieną, dar galiu sekundėlę. Sekundėlės dvi. Tikrai sekundėlę. Noriu pasakyti visiems jauniem. Žiūrėkit, ruošiasi, pavyzdžiui, mokyklai vaikai, oi, kuo aš būsiu. 12-okai, oi, kas bus mano panelė, toliau, kas bus mano žmona, kiek vaikų, taip toliau. Visi planuoja gyvenimą. Negirdėjau, kad kas nors jauni planuotų senatvę, kuri gali ateiti ir ateiti žaibiškai. Žinokit, patikėkit žaibiškai. Ir reikia pagalvoti, oi, aš būtinai turiu lakstyti į kiną, į teatrą, į kavinę, į restoraną, į Palangą, į Afriką, į Turkiją. Pagalvokite, tais laikas to gali nebebūti. Tu gali būti tarp 4 sienų, tau gali, kaip aš sakau, šriubą veikti, bet kojos nebeveikti. Turiu daug artimų, kur guli 10 metų protaudami. Aš žinau, ką aš darysiu, jeigu aš nebegalėsiu nueiti iki tualeto, atsiprašau, namie. Gulėsiu. Aš turiu ką daryti. Reikia iš anksto pagalvoti, tada senatvė bus stebuklinga. O plius, jeigu yra pagalba, yra organizacijos. Aš dar sugebu nematydama kept kotletą, o man ateis socialinė darbuotoja iškept, kai aš negalėsiu. Pagalbos pagrindinės dabar yra. Bet reikia galvoti apie tai, ką tu darysi, kaip tu atsidursi. Ir ne tai, kad, oi, pasiruoš tam kalėjimui tarp 4 sienų, bet kad tau būtų gerai. Taip. Ačiū labai, Viktorija, iš tikrųjų, kad pagalvoti apie tai. Ir kviesčiau dar pasidalinti irgi pašnekovus, vis dėlto, o kaip kuria tą emocinį atsparumą, va ta savanorystė, kas įvyksta žmoguje. Aš atsimenu, pats dalyvaudamas Rotorakto veikloje, man kalėdos prasidėdavo vaikų namuose. Tai yra, kai atvažiuodavom ir ten būdavo spektakliukas toksai, tai visą laiką ten važiuodavau per Raudonas, kad tik tai spėti į tą spektakliuką ir va tada prasidėdavo kalėdos. Ir toks būdavo labai geras jausmas ir su tais vaikais tas ryšys toks užsimezgė ir dabar gyvenime, kai sutinki, tai labai malonu. Taip, Mariau. Man kalėdos, jeigu apie kalėdas, tai iš tikrųjų visada asocijuodavosi su 100 šypsenų daugiau. Ir čia susipažinom su ponia Viktorija. 100 šypsenų daugiau yra vienas iš projektų, kai savanoriai lanko vyresnio amžiaus žmonės, tie, kurie turi arti senatvės arba senatvėje, bet jie yra vieniši dažniausiai. Ir neturi su kuo pasikalbėti. Ir kaip bebūtų keista, nuvažiuoji, nusiveži ten maisto, ten dar kažkokių tais saldainių ar ten vaisių ir supranti, kad ne apie tai ta savanorystė. Niekam, gal reikia, bet tai yra maža dalis. Reikia pokalbio su tavim. Ir pamenu, Grigiškėse šalia Vilniaus nuvažiavau aš pas močiutę, kartu dar su keletu rotaraktiečių. Ir mes pradėjom šnekėti, jį pasako, kaip jos giminaičiai ten Baltarusijoje, kažkas dar Rusijos visiškai šiaurėje gyvena ir ji viena čia yra. Ir mes taip prašnekėjom 2 valandas. Nesupratom, kur tos 2 valandos dingo, bet visi iš to išėjom turtingesni. Ir čia noriu grįžti prie Ainos tokio klausimo. Neaišku, kas daugiau gauna. Ar tas, kuris gauna tą savanorišką pagalbą, ar tas, kuris ją duoda. Tai vat, Aina, jeigu pratęstum, kas vyksta psichologiškai žmoguje, kai jisai dalyvauja tokioje veikloje? Tai vis dėlto, ką duoda davimas? Davimas duoda pasitenkinimą, bet jeigu žiūrint dar giliau egzistencinę pusę, mes norim palikti ženklą. O ženklą ar ne mes paliekam darbe, paliekam savo artimoje aplinkoje, bet tas labiau matomas ar ne, labiau pasiekiamas ženklas, tai ką aš galiu duoti savo aplinkoje. Ir tik tai kartais, kas atsitinka, mes savanorystę labai idealizuojam ir galvojam, kad mano aplinkoje nėra
kur padėti, jeigu gyvenu mažam miestelį, galbūt tai kaimynėje, ar ne, nebūtinai tai organizacija, bet kaimyniai močiutei padėti, galbūt mamai su keliais vaikais galiu padėti. Šitoj vietoj apie davimą ir pažiūrėkit vaikoje, ar ne, mažam, kai jisai gali pasidalinti, net apsikeisti tai žaislais, atsiranda ta šypsena. Tai ar ne, nuo vaiko mes augam ir tas norėjimas dalintis, duoti, gauti, jisai visą laiką vyksta. Tai šitoj vietoj tas yra toks savęs stimuliavimas. Ir natūraliai va tos užpildymas, tos prasmės, kad po manęs lieka ta ženklas, ne tik mano artimoje aplinkoje, bet daug plačiau. Tai va labai kiekvieną skatinčiau pagalvoti, kur aš galėčiau išties tą pagalbos ranką, ar tai paaukodamas, ar tai nueidamas savo veiklą, o jeigu dar galiu ir aukodamas, ir pats veikdamas. Ir natūraliai tai iš to ir gaunasi, kad matau tą prasme ir tada mes nebeišeinam iš to savanorystės, galbūt keičiasi objektai, kur būnam, ar vietos, bet tada ateinam visam gyvenimui tą savanorystę, nes va, turbūt čia yra tas auginantis ir mus, užstiprinantis ir kai patys palūštam ir kai kartais galbūt šeimoje nesusikalbam arba darbuose savęs tiek nerealizuojam, tai savanorystė visą laiką jinai apčiuopiama su nauda. To pačio, ar ne, šuniukų prieglaudų, šuniuko pavedžiojimas, jau yra jam, ar ne, tam šuniukui nauda. Pas močiutę ateimas ir su jie pasikalbėjimas jau yra nauda, ko galbūt kiekvienoj dienoj savo tam kasdieniniam funkcionavime ne visą laiką pamatysim ir suskaičiuosim. Tai šitoj va vietoj yra vėlgi net moksliniai įrodymai, žmonės, kurie savanoriauja daugiau negu pusę metų, jo emocinė būsena pradeda, tiesiog emocinė ir fizinė būsena, jos pastoviai yra sąveikojančios. Be emocinės sveikatos nebus fizinės geros sveikatos. Ir daugiau negu pusę metų žmogus, kuris yra savanorystėj, tiesiog jo pačio, tai nekalbam būtinai apie ligotumą, ar ne, bet apie simptomatiką pamažu ima mažėti arba net išnyksta. Tai vadinasi, net ir fizinė sveikata atsiliepia į gaunamą tą emocinį. Tai veikia, bandykim. Dar papildant Ainą, ir vadinamas yra helpers high, tai yra apsinešimas nuo pagalbos. Bet Viktorija minėjo, kad nevartoja nieko, tai čia su pagalba kitiems galima sveikai apsinešti. Aš atsimenu su kitu draugu rotariečiu per Kalėdas, sakom, davai padarom gerą darbą. Davai. Ir tenais maisto daug pridėtas, sudėjom pakelius ir tada Vilniuje važinėjom palei Stoties rajoną, bandėm kažkam atiduoti. Tai toks buvo labai geras potyris patiems savo. Lygintai. Tęsiant savanorystės temą, tai verta turbūt auditorijai priminti, kad Rotary organizacija, jinai tokia sluoksniuota yra. Reiškia, ne tik tokie vyresnio amžiaus, kaip čia buvo paminėta, žmonės turtingi ar įtakingi, bet yra pas mus ir Rotaraktas, kuris vienyje jaunimą iki 30 metų, yra ir Interaktas, kuris vienyje jaunimą, kuris dar mokyklos suolose sėdi ir reikia pasidžiaugti, kad Lietuvoje pas mus visą eilę klubų ir mažuose miesteliuose, ir Mažeikiuose, ir Pasvaly, ir Marijampolė, reiškia, sėkmingai veikia ir vykdo tos savanorystės darbus, o sričių yra pačių įvairiausių, kur dirba rotariečiai. Čia ir Dauno sindromą turinčių žmonių pagalba, ir vaikų namų pagalba, ir ligoninėms pagalba. Ir turbūt svarbu, kad valstybė mūsų irgi savanorystę kaip tai skatintų ir įteisintų. Tai universitetai dabar, pavyzdžiui, stojantiesiem kažkaip prideda balų tiem jaunuoliam, kurie savanorystės veikloje yra pasižymėję. Tai labai svarbu, kad ir valstybė mūsų irgi skatintų tą savanorystę. Super. Ir čia, ką paminėjo Vygintas Rotarakto, tai yra Rotary jaunimo, yra projektas Ančiukai ir sėkmės inkilėliai, tai jeigu irgi pasmalsaut galit, kaip tik šalia yra palapinė. Pereisim prie klausimų. Gal sakykite, kas norėtų įsijungti į diskusiją, ar kokį klausimą, ar provokaciją, ar pasidalinimą norėtumėt padaryti. Kilstelkit ranką ir savanoris tiesiog jums paduos mikrofoną. Čia matau ne nosies pakrapštimas, bet rankytė buvo. Taip, gerai. Jeigu galima mikrofoną, prašau, paduokite moteriai. Taip. Tai laba diena visiems, aš esu Ramunė. Atsitiktinai, Marius sutiko, mes pažįstame. Aš tiesiog norėjau pasidalinti ir gal pratęsti jų diskusiją šitą gražią. Ar girdit mane? Arčiau truputį.
Taip, dabar geriau. Visų pirma, tai labai džiaugiuosi, kad čia užėjau ir norėjau tikslingai ir kad išgirdau Viktoriją, taip? Taip, Viktorija. Gerbiamos Viktorijos. Jūratė. 4 vardai yra. Oho. 3. Viktorija ir Rita. Rita. Jūratė. Jūratė, turiu draugę Jūratę nuostabią. Tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad labai ačiū Jums ir Jūs, kai kalbėjote, ką tik labai gražiai ir taip žaismingai apie senatvę, netgi šmaikščiai, bet taip pat ir su nepastenkinimu dėl to epiteto senjorai, aš, žinokite, Jums pritariu, nors aš, truputį esu jaunesnė, bet dar tokia esu būsenoje ir stadijoje, kai bijau senatvės, nenoriu dar būti sena. O kai Jūsų paklausiau, tiesiog, žinokit, jaučiu tokią dabar satisfakciją ir jeigu aš sulauksiu bent jau truputėlį mažiau, manau, metų ir aš jas nebijosiu, nes, kaip Jūs sakot, svarbiausia tie šriūbai, kad veiktų. Ir labai gražu aš rašau dienoraštį apie tas 3 dėžutes. Aš jį pati aukoju ir labdara irgi yra be galo svarbu savanorystė. Aš tik norėjau labai trumpai pasakyti tokį dalyką, savo asmeninę patirtį, kad aš pirmą kartą susidūriau su pagalba. Tai buvo visiškai, dabar net nežinau kodėl, kas ten inicijavo, aš esu kilusi iš provincijos, nedidelio kaimo, Varėnos rajone, ir kai man buvo 13 metų, tai čia buvo tik po nepriklausomybės atkūrimo. Mokykloje berods mokytoja pasiūlė moksleiviams, kaime buvo šeima senukų, jie neturėjo vaikų, padėti. Padėti tai reiškia nueiti sutvarkyti buitį, gal ten kažkaip maisto nupirkti, nieks nesakė, kad jūs ten vaikai pabendraukit, nes jiems liūdna. Ir aš ėjau su klasės drauge ir mes ten tikrai sutvarkėm, labai sutvarkėm, tikrai žmonės buvo pagyvenę, bet jų ne tas buvo didžiausias džiaugsmas. Aš tik dabar, man 46 dabar, ir aš kaip iš šitos perspektyvos žiūriu, mes ten užtrukom beveik iki vakaro. Kai tuo tarpu buitį tvarkėm galbūt 2 valandas, dabar nepamenu. O užtrukom dėl to, kad ta močiutė dabar jau aišku šviesaus atminimo, mes su ja kalbėjom, ką ten su 13-mečiu galima kalbėti. Ir mums buvo įdomu, įsivaizduojate, aš nežinau, kiek buvo metų, gal 80, gal mažiau, bet mes kalbėjom apie viską, irgi pasakojo ir apie karą, ir apie sunkmetį, ir sunkę vaikystę. Ir mes išėjom, žinokit, laimingi, kad močiutė tokia dar labai daug pasakojo. O dabar aš sėdžiu, Jūsų klausau ir galvoju, kad didžiausia satisfakcija, kaip ir Marius pasakojo, ir šalia kolegė Aina, taip. Tas toks tai pats savo irgi padarai, man atrodo, netgi daugiau. Ačiū labai už pasidalinimą. Matau, dar viena ranka yra. Sveiki gyvi. Diskusijos tema yra įsitraukimas ar atsitraukimas. Tai visų pašnekovų norėčiau paklausti, ar esate jautę norą atsitraukti, būdami įsitraukę į savanorišką veiklą. Ir jeigu galvojat, kad reikėtų atsitraukti, ką patartumėt žmonėm, kaip tą balansą rasti veikloje? Kas norėtų startuoti? Taip, Mariau, prašau. Ačiū, Giedrė, už klausimą. Aš praeitais metais spalį norėjau atsitraukti. Norėjau atsitraukti dėl tokios priežasties paprastos. Jeigu trumpai, visi, kas daro ką nors, rizikuoja nudegti. Tai aš dirbau ir nudegiau smarkiai. Ko pasekoji, emocinė sveikata buvo turbūt, kaip ten liaudis sako, žemiau plintuso, žemiau grindjuostės. Ir iš tikrųjų šiandien sėdžiu čia tik todėl, kad toj bendruomeniai, kur savanoriauju, atsirado pokalbis, klausimai nuoširdus ir kažkaip tai išsikabanojau. Ir nesakau, kad tai buvo lengva. Ir aš turiu klausimą šiaip Ainai, čia kitą po Giedrės. Tai yra, kaip išmokti priimti pagalbą arba kaip atrasti tą signalą, kad tau reikia tos pagalbos iš tikrųjų, nes tai, ką pasakei, Aina, apie simptomatiką, tai aš ten pliusiukų susidėjau savo. Ir tai buvo mano 22 metų spalis. Tai atsitraukti yra, yra tas jausmas, bet jeigu yra bendruomenė, jeigu ten, kaip Remigijus sakė, gauni tą satisfakciją ir tau gera ir gali būti tas pažeidžiamas, jau toks, koks esi,
Žinot, labai lengva kalbėti, ten susirenka turtingi žmonės ir ten sėdi, ar ne, ir geria arbatą. Ir numeta kažkur pinigų į kairę ir nešia. Iš tikrųjų, tai ateikit, susipažinkit su žmonėm, tai yra paprasti žmonės, kurie ką tik baigė universitetą, kurie neturi darbo šiuo metu, kurie galbūt turi asmeninę krizę ir jie savanoriauja. Bet jie savanoriauja ir yra tas ciklas, kuris duodi, grįžta. Kai Vygintas pradžioje sakė, sako, jeigu nori gauti, kažką duodi. Ir tada automatiškai atsiranda tas balansas. Tai jeigu manęs klausė ar ne, tai aš buvau pasiruošęs atsitraukti, bet tam, kad sveikčiau, įsitraukiau dar labiau. Tai va. Aš galbūt iš medicininės šiek tiek pusės PSO turi labai gerą rekomendaciją vienos paros 24 valandų. 8 valandos miego rekomendacija, 8 valandos darbo ir 8 valandos ar ne šeimai, laisvalaikiu ir visiems kitiem dalykam. Tai turbūt, kada galiu perdozuoti ar ne, ir kada galiu save sudeginti, kai jau pradedu atiminėti iš miego, atiminėti iš darbo sąskaitos, atiminėti iš šeimos sąskaitos, vis dėlto savanorystė turėtų būti integruota. Aš išpildau visus savo funkcijas, pasirūpinu ir savim, ir savo artimu ir tada einu kitų pasirūpinti. Va čia, kad nesudegtumėm. O ar ne, kaip priimti pagalbą, tai kai aš pradedu žmonės atstuminėti, kai pradeda mano aplinka mažėti, kai aš pradedu bėgti, tai čia vėl apie tą raudoną lemputę, ką mes pradžioj kalbėjom, kad jau yra signalai man pačiam, kad degu ir degsiu dar labiau. Tai tiek pačiam, jeigu matau, kad bėgu, lygiai taip pat man, ar ne, jeigu nuo manęs mano artima aplinka bėga, kad tiesiog eit su jais, palydėti su tom emociniam būsenom, padėti išbūti, stiprinti kartais ir tyla, kartais tas atvažiavimas kavos puodelio atvežimas, išėjimas pasivaikščioti, nebūtinai aš ten išspręsiu visas problemas, bet buvimas realiai mus stiprina. Ar ne, ir čia vėl grįžtam prie to pačio, kas yra savanorystė, buvimas su kažkuo, buvimas ir veiksmas. Dėkui labai. Matau, kad dar vienas klausimas yra ir nedaug jau laiko liko. Labą dieną, esu Angelija, savanoriaujanti nemažai, dirbanti... Arčiau mikrofoną. Esu Angelija, dirbanti nemažai su amžėjančiai žmonėmis, nors pati jau gerokai amžėjanti. Aš norėčiau klausimą poniai Jūratei Viktorijai. Ką jūs manote apie amžėjančių žmonių, pagyvenusių, na, visai čia mes juos galime vadinti, savanorystę, nes aš pati ją labai skatinu Lietuvoje, tik ką grįžau iš mokymus Islandijoje, kur mokiausi, kaip skatinti vyresnio amžiaus žmonės savanoriauti bendruomenėse. Ką jūs apie tai manytumėt? Jeigu tik gali žmogus, aišku, turi dalyvauti. Aš pati, dėja, tas žmogus jau nuo pernai namuose. Jis buvo, ne nuo šypsenos, buvo nuo maisto organizacijos. Ir jam jis vaikščiojo pas mane kartą į metus per Kalėdas nuo savo organizacijos, per Kalėdas su dovanom ir paskutinį kartą, kaip ėjo, jam buvo 87 metai. Taip, kad aišku, šitas dalykas yra labai reikalingas tikrai ne tik tiem, kam ta pagalba reikalinga. Jeigu aš turėčiau akis, aš dar jums visiems parodyčiau. Plojimai, jėg. Labai gaila, bet man taip įvyko. Sakim, jau nuo pat prigimties žinojo, kad bus liūdna senatvė ir nėra nei vaistų, nei nieko. Tinklainiai mano. Ir dėja turiu eiti už parankės, bet nematau, per ką einu.
Bet čia yra nuostabus dalykas ir turiu pažįstamų ir man nepatogu jiem aiškinti, kurie tikrai turi galimybę. Ir turiu tokių, kurie turi galimybę, jokiai organizacijai nepriklauso, bet eina pas kaimynus ir padeda. Bet yra tokių, kur tikrai galėtų padėti ir tikrai dar laksto ir tą patį kidą ir visur ir kažkuo padėti, galų gale ne materialiai, bet ir bendravimu. Yra žmonės, kuriems trūksta senatvėj bendravimo. Man tai netrūksta, mane visi bara, kodėl neskambini ir taip toliau. Man tai neveikia, bet aš žinau, kad yra senatvėj reikia tiesiog pakalbėti, pabendrauti, žmonės neturi, kaip aš sakau, hebros. Ieškoti savo hebros reikia. Reikia, bet su klasiokam galvojam, kaip sakiau, likom 8 nuo pereito mėnesio. Sakom, kuriai bus geriausiai, ar ta, kuri ilgiausiai iš mūsų 8 pratemps, ji gal galės didžiuotis, kad pratempė ilgiausiai. Bet žinokit, nuo mokyklos pati brangiausia hebrytė. Super. Ačiū labai, Viktorija, Jūratė. Galbūt dar koks nors klausimas, pasidalinimas iš auditorijos būtų? Ar kitur gyvenate? Birštonietė ar kitur gyvenate? Nieko negirdėjau. Ar gyvenate Kur Birštone? gyvenate dabar? Aš gyvenu Žirbūdų gatvėje prie iki parduotuvės, aš jau ten 60 metų, laipioju 5 aukštą bėgte ir dabar galiu bėgti. Užsukite į svečius. Tai aš su ta mintim ir paklausau, tai tikrai kažkaip aš jūs susirasiu. Ačiū labai. Sakė, aplankysiu jūs, į svečius norėtų pas jumis. Mielai, aš jums tokių cūdų parodysiu. Cūdų, jeigu norėsite, super. Galiu telefoną padiktuoti du telefonus. Po to prieikite, tada Po to telefoną dar galėsit pabendrauti. Ačiū labai. Galbūt dar koks nors pasidalinimas arba klausimas? Aš tiesiog negaliu nepakalbėti. Negaliu nepakalbėti. Aš negaliu nepakalbėti. Atstovauju 3 amžiaus universitetą. Čia sėdi Buities kultūros fakulteto dekanė, čia buvusi edukologijos istorijos fakulteto dekanė, o dabar istorijos fakultetui vadovauja Medardo Čoboto 3 amžiaus universitete. Ir man labai patinka paskutinis sakinys, kaip savanorystė kuria emocinį atsparumą. Patikėkit, ar rastumėt atsparesnių žmonių? 3 amžiaus universitetas tai yra tikrai aktyvių, atsparių, labai daug veikiančių, labai gerai viską darančių, vadovaujančių, paklūstančių vadovavimui vieta, kuri tikrai kiekvienais metais sutraukia vis daugiau senjorų. Turint galvoj, kaip nevartokim to žodžio angelė amžėjimas, man kaip apžėlimas. Super, tai aš suprantu, kad čia kvietimas į bendradarbiavimą su Rotary organizacija yra 50 plus, Taip. Kas nedirba į 3 amžiaus universitetą. Veiklos daug, aktyvumo daug, linksmas gyvenimas, geras gyvenimas, kelionės. Sėkmės visiems. Super, reklaminė pauzė, ačiū labai. Kas dar galbūt klausimą, turim dar kelias minutės ar pasidalinimą. Čia matau. Bet čia giliai kažkoks yra dar pakastas klausimas. Taip. Rankų miškas matau, nerealiai, džiugu. Galbūt tada dar pašnekovai pasidalinti dar kažką tai norėtųsi su auditorija per tą emocinį atsparumą, ar kažkoks patarimas, ar jūsų asmeninis ritualas tam, kad išlaikyti tą emocinį atsparumą. Matau, Gal dar grįžtant į Giedrės klausimą, kada, jis toks kaip priskamba, kada sustoti ar nesustoti, tai
dirbant, aišku, Rotary gal yra tokia gera organizacija, kad čia toks visas virsmas vyksta per vienus metus, reiškia, tu per vienus metus turi padaryti rezultatą. Tai net ir projektai tie tokie daugumoje yra trumpalaikiai ir jie su savo išvadomis, su pasiektais rezultatais, kurios gali pamatuoti arba nepamatuoti, tai reiškia per vienus metus reikia pasiekti kažkokį tai rezultatą. Ne taisyklė, bet dažniausiai. Nes prezidentas Rotary klube tik tai vienus metus ir jis per metus turi, ir apygardos valdytojas vienus metus, ir jis per metus turi padaryti rezultatą. Ir labai skaudu, kad ne visuomet tas kelias rožiam klotas. Ir labiausiai gal nusivylimas yra tada, kai tu dedi daug jėgų, daug pastangų ir rezultate tu nepasieki to norimo rezultato. Tai tada yra toks susimastymas truputį, bet gyvenime viskas turi būti subalansuota turbūt. Reiškia, turi būti nuopoliai, turi būti pakilimai. Tai taip ir mūsų organizacijoje irgi. Yra ir gerai, yra ir blogai. Ir vis tiek turbūt žmonija taip jau surėdyta, kad reikia daryti gerą. Reikia daryti gerą. Norisi daryti gerą, norisi. Ačiū, dar Aina. Aš galbūt užbaigiant, aš ir daug metų skautavau ir mes turim skautą tokią gerą tradiciją, to mazgelio. Kiekvieną rytą užsiriši ir jį gali atsirišti, jeigu padarai gerą darbelį. Tai vėlgi, ar ne nuo vaiko, galbūt ne nešiuom kaklaskariu, bet vasau kažkur užregistruoti tą pasiūlymą ar ne ir mintį, kad koks mano šiandien dienos geras darbelis, mano aplinkai, kurioje aš esu. Tai natūraliai aš jau planuodama, darydama jausiuos gerai, o jeigu gausiu dar grįžtamąjį, ar tai šypsena, ar padėka, tikrai mano ta emocinė sveikata tikrai gerės. Mariau, dar kažką? Ir Viktorija. Taip. Šiemet, tiksliau, kiekvienais metais Rotary turi temą. Mes jos viešai komunikuojam ribotai, tiesiog tai yra vidinė tema, apie ką mes galvojam, būdami rotariečiai. Šiemet tema yra Kurkime viltį pasaulyje. Yra du momentai ten. Viena tai yra emocinė sveikata, kita yra taikos kūrimas. Turbūt nereikia aiškinti, kodėl taikos ir turbūt nereikia aiškinti, kodėl emocinės sveikatos. Bet tą temą noriu visiems palinkėti, paieškoti aplinkoje žmonių, kurie, kaip sakė Remigijus, kurie ne viskas gerai, matot, kad kažkas yra, ar ne? Ir paieškoti būdų jų paklausti, bet taip nuoširdžiai, kaip tau sekasi. Neprimės, žinot, lietuviškai, aš esu iš Šiaurės Lietuvos, pas mus, kai paklausi, kaip sekas, tai maždaug gali pasiųsti žmogus toli, arba gali pasakyti viskas gerai, net nesusimastydamas apie klausimą. Tai paieškokim būdų užduoti klausimą, kaip tau sekasi ir išgirsti iš tikrųjų, kaip tam žmogui sekasi. Tai toks paprastas, bet padeda. Ačiū labai. Jūratė, Viktorija, ritualas jūsų. Aš noriu, baigiant, paprašyti ne tik mano vardu. Daug kas, toj pasakysiu, dėl ko dėjoja seni žmonės ir per televiziją, kadangi aš turiu laiko, girdžiu, klausau ir per radiją, per televiziją. Didžiausia bėda yra dėl interneto. Pavyzdžiui, aš turiu 2 telefonus, ir laidinį, ir mobiliaką. Ir siūsdavo į namus tokiems seniems žmonėms popierinį, kiek aš už tą mėnesį turiu mokėti. Ir dabar nebesinčia. Jūs pamėginkit prisiskambinti ir klausti, kiek mokėti. Per televiziją, per radiją skundžiasi jau ką kalbėti apie kaimo žmonės ir mieste. Manau, tos pačios klasiokius, jau dar vienai neįgalumas regėjimo ir taip toliau. Puikiai valdė internetą, nebegali, niekas apie tą nepagalvoja. Kiek problemų, valandom skamba, muzika groja ir kiek aš turiu šį mėnesį mokėti. Ir pilna šitų dalykų. Ar būtų kažkokia organizacija jaunimo, jie turi laiko vakare, ateit kažkokius tokius dalykus
bobutėm, dėdukam padėti per internetą kažką paklausti. Žinokit, tikrai didelė problema. Va, Aš dar ačiū. nemokėjau už telefoną savo, nežinau, kiek turiu mokėti. Super. Kvietimas pagelbėti senukam, o ritualas emociniai sveikatai pagerinti netgi iš šitos palapinės išeinant, tiesiog prieikite prie kažkurio žmogaus nepažįstamo, žvilgtelkite į akis ir pasakykite jam, ačiū, kad buvai, ir apkabinkit. Pamatysite, kas pasidarys su jūsų vidinė laboratorija, kaip šypsenų daugiau atsiras. Ačiū, kad buvot, ačiū labai pašnekovams, kad buvote. Jeigu norėsis dar padiskutuoti, tai čia dar pasidarysim nuotrauką ir tada galite prieiti prie palapinių, žvilgterti į ančiukus, į inkiliukus ir iki pasimatymo kituose projektuose. Geros jums emocinės sveikatos. Ačiū.